So today we continue with our discussion of the 6 symptoms of surrender in devotional service. Šiandien mes tęsime savo kalbą apie 6 atsidavimo požymius. The 6 symptoms of surrender. Taigi, 6 atsidavimo požymiai. One should accept things favorable for discharging devotional service. Reikia priimti tai, kas yra palanku pasiaukojimo tarnystę atlikti. One should reject those things that are unfavorable for devotional Ir mesti service. tai, kas yra nepalanku pasiaukojimo tarnystę atlikti. One should have firm belief that the Lord will protect one always. Reikia visiškai pasikliauti, kad Viešpats visą laiką apsaugos. One should have strong conviction that Krishna is one's maintainer. Reikia būti visiškai įsitikinusiu, kad Krišna jį palaikys ir išlaikys ir globos. And be exclusively dependent on the mercy of the Lord. Ir būti visiškai priklausomi nuo Viešpatės valios. One should have no interest separate from the interest of the Lord. Nereikia turėti jokių kitų interesų apart Viešpatės. And one should always feel oneself meek and humble. Ir reikia visuomet išlikti nuolankiam ir ramiam. So, the point of all of this is to come to the stage of prema bhakti. Ir iš tikrųjų viso to tikslas yra pasiekti prema bhakti lygį. Our process is that we engage in vaidhi bhakti or sadhana. Mūsų dabartinis procesas tai yra mes atliekame vaidhi arba sadhana. This leads us to the stage of Brahmabhuta. Ir tai to dėka mes galime pasiekti Brahmabhutos lygį. Or the transcendental position. Arba transcendentinę padėtį. Once we come to the transcendental position, then we become steady in devotional service. Ir kai pasiekėme transcendentinę padėtį, tuomet mūsų pasiaukojimo tarnystė tampa stabili, pastovi. We begin to experience the taste of devotional service. Ir pradedame jausti skonį pasiaukojimo tarnystę atlikti, ruči. From this develops bhava. Iš to kyla bhava. And bhava then leads to prema. Ir galų gale iš bhavos mes sugebame pasiekti premą. Now, Bhaktivinoda Thakur, he explains in detail, very nice detail, in this Chaitanya Shikshamrita. Šį Chaitanya Shikshamritoje Bhaktivinoda Thakur labai išsamiai apibūdina visą šitą procesą. And this is a wonderful book which should be translated. Ir tai nuostabi knyga, kurią tikrai derėtų išversti. So I'm going to read just a few paragraphs from that book. Ir mes tiesiog paskaitysime keletą paragrafų iš šitos knygos. Those attaining the stage of prema constantly and sincerely chant Krishna's name in the association of devotees. Tai yra tie, kurie those who attained or who would like to attain. Those who attain. At this, who have attained. Tai yra tie, kurie pasiekė premos lygį, jie labai nuoširdžiai ir su entuziazmu kartu su kitais bhaktais šventuosius vardus. These devotees do not have taste for any other anga or limb of bhakti. Ir šitie bhaktai jau nebeturi potraukio jokioj kitai angai, tai yra pasiaukojimo tarnystės veiklai. Without performing Astanga yoga or any other yoga, by the mercy of the name, the mind achieves complete stillness. Ir netgi neatlikinėjus aštanga jogos ar dar kažkokios jogos, protas įgyja visišką ramybę, pusiausvyrą. As the mind becomes purified, the splendors of the spiritual world gradually begin to appear. Ir kai protas įgyja tokią pusiausvyrą, tai dvasinio pasaulio spindesys, grožis pradeda po truputį atsiskleisti jame. The devotees experience such happiness that all other happiness appears just like a drop in comparison with the ocean of prema. Ir bhaktai pajunta tokią laimę, kad bet koks kitas džiaugsmas palyginus su tuo atrodo tarsi lašelis lyginant su premos okeanu. And these devotees desire no other wealth than the mercy of Krishna. Ir todėl tokie bhaktai nebenori jokios kitos malonės, kaip tik tai Krišnos malonės. Prema is the goal of the soul. Prema tai yra sielos tikslas. Prema has 2 stages. Aspiration for prema and attainment of prema. Prema susideda iš 2 pakopų, tai yra premos siekimas ir kai jau prema yra antroji pakopa, kai prema jau yra pasiekta. In the aspiring stage, the prema bhaktas are dedicated solely to Krishna.
toje pirminėje pakopoje, tai yra prema bhakti, jie yra visiškai atsidavę Krišnai. Their general symptom is complete surrender, Sharanagati. Ir dažniausiai požymis tokių bhaktų tai yra visiškas atsidavimas, Sharanagati. In the Bhagavatam and the Gita, there is profuse glorification for the surrendered soul. Bhagavatame ir Bhagavad Gitoje yra ne vieną kartą šlovinamas tokios visiškai atsidavusios sielos. Without such exclusive surrender, what to speak of prema? Even bhava does not appear. Ir be tokio ypatingo atsidavimo, ką jau kalbėti apie premą, net ir bhava neturi vertės. Let's use this as a reminder for everybody to turn off their cell phones, please. Čia turbūt yra priminimas, kad reiktų išjungti visus mobilius ir tenai pažiūrėkit, kieno ten groja. Please bring to Gaura Krishna Prabhu. Jeigu sugebėsi išjungti, jo, arba išjung, arba pro langą, kaip nors. Thank you. Ačiū. This is an important point. Without such surrender, bhava does not appear. Tai yra labai svarbus niuansas. Be tokio atsidavimo neįmanoma pasiekti bhavos. Our goal is to come to prema. Mūsų tikslas yra pasiekti premą. And this surrender, this sharanagati is required. Ir tam, kad tai sugebėti padaryti, būtinas atsidavimas sharanagati. So we can't even approach prema. We can't even get to bhava without surrender. Taigi be atsidavimo, ką jau kalbėti apie premą, mes net ir bhavos nesugebėsime pasiekti. This surrender accepts only those things favorable to prema bhakti. Ir šitas atsidavimas tai yra apima visą tai, kas yra palanku prema bhakti. Somebody else's phone is still on. Beep, 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 beep. Yra nuolankus prašymas, pas ką yra jungti mobilūs telefonai, prašome išjungti. Please turn off your phones. Пожалуйста, выключите все мобильные телефоны, у кого они еще включены. Devotees avoid those things that are unfavorable for prema. Taigi bhaktai jie vengia bet ko, kas yra nepalanku prema. They think of Krishna as their only protector. Jie įsitikinę, kad Krishna yra vienintelis jų globėjas. And they do not seek protection by any other means or through any other person. Ir jie neieško prieglobsčio kažkur kitur ar kažkokiomis kitomis priemonėmis. Such devotees have faith nowhere else. Ir tokie bhaktai savo tikėjimo nei nieką kitą neinvestuoja. And Krishna is their only maintainer, and they have no doubt about this. Ir Krishna yra ta asmenybė, kuri jas palaiko, ir tuo šie bhaktai visiškai neabejoja. One other point that Bhaktivinoda makes, which is very important. Dar vienas labai svarbus aspektas, kurį pastebi Bhaktivinoda, kuris that the devotees, those who attain the stage of bhava, bhaktai tai yra tie, kurie pasiekia bhavos lygį. They may try at that point to, how does he say? If they have no mood of surrender, they may proudly make attempts, their own attempts to attain the goal. Jeigu jie dar nėra atsidavusios sielos, jie gali labai didžiuodamėsi savo sugebėjimais patys dėti pastangas pasiekti tikslą. So understand, so the devotee who has attained the stage of bhava. Tai yra, kitaip sakant, bhaktas, kuris yra pasiekęs bhavos lygį. Bhava, let's explain a little bit. Mes gal truputį paaiškinsim, apie ką mes kalbam, kas tai per lygis. First there is nishta, which is steadiness, then rati, where one begins to get a taste, a very strong taste for devotional service. Taigi pradžioje yra niška, tai yra pastovus tikėjimas, ir tada atsiranda rati, tai yra skonis. And that ruchi impels one to go forward more and more. One becomes very eager, thinking that, yes, by this chanting of the holy name, I can attain Krishna prema. Ir rūšiai šito skonio dėka bhaktas įgyja didelį entuziazmą, kad taip, aš noriu tai daryti, noriu pasiekti premą. At the stage of bhava, then one can begin to cultivate one's,
eternal relationship with Krishna. Ir bhavos lygmenyje bhaktas jau pradeda puoselėti savo amžinosius ryšius su Krishna. At that stage one begins their, what we call bhajan, or their internal devotional service. Ir šitame lygyje bhaktas jau pradeda savo bhajaną, tai savo vidujei puoselėjimą pasiaukojimo tarnystę. Now even at that stage, then one may think somehow or other that he may achieve Krishna by some other process other than surrender. Ir netgi tokiame lygyje dar gali būti kažkokia tai mintelė, kad galima pasiekti Krishną kažkokiu tai kitokiu būdu, o ne atsiduodant jam. But Bhaktivinoda is saying if they have no mood for surrender and they proudly try to make their own attempt to attain that goal, this process will dry up their heart. Ir Bhaktivinoda pastebi, kad jeigu jie atsisako šito visiško atsidavimo proceso ir priešingai, didžiuodamėsi savo sugebėjimais, kažkokiais kitokiais būdais stengiasi pasiekti tikslą, tai galų gale jų praktikos dėka jų širdis tiesiog tampa visiškai išdžiūvusi tuščia. And they will not achieve prema. Ir jie nesugebės pasiekti premos. Bhaktivinoda says the devotee should be very careful to bring Krishna into their heart with humility and full surrender. Taigi Bhaktivinoda pastebi, kad reikia būti labai dėmesingam ir stengtis patalpinti Krishną į savo širdį, išliekant visą laiką labai nuolankiam ir visiškai jam atsidavusiam. So I wanted to read that because it highlights the importance of the process of surrender. Norėjau tai perskaityti, kadangi tai pabrėžia atsidavimo svarbą. Yesterday we are reading from Narada Bhakti Sutra. Vakar mes skaitėme iš Narada Bhakti Sutros. Narada Bhakti Sutra, at the beginning, Narada is explaining devotional service. Ir jos pradžioje Narada paaiškina, kas yra pasiaukojimo tarnystė. And he begins by explaining this process of surrender. Ir pradžioje mes, gal prisimenat, jisai pasakoja apie atsidavimo procesą. Yesterday we came as far as the 8th shloka. Ir vakar mes perskaitėme iki pat 8-ojo posmo. And we're discussing that renunciation means to give up all kinds of social customs and religious rituals. Ir ten buvo sakoma, kad atsidavimas tai reiškia atsisakyti bet kokių įprastinių socialinių papročių ir religinių ritualų. So we gave some examples of giving up social customs. Ir mes pateikėm pavyzdžius, kas tai yra atsisakyti to visuomeninių papročių. We want to attract Krishna. Iš tikrųjų, ką mes norime padaryti, mes norime kažkaip tai atkreipti Krishnos dėmesį. What is attractive to Krishna? O kas Krishnai yra patrauklu, kas atkreipia Krishnos dėmesį? What does he need from us? Ko jam reikia iš mūsų? There's nothing material that we can give him. Nieko nėra tokio materialaus, ką galėtume jam duoti. He's the controller of all, these are all his energies. Čiagi viskas aplinkui yra jo energijos, jis viską valdo. But what can we give him then? Tai kągi mes galėtume jam duoti? Our love. Tai, ką galim duoti, yra mūsų meilė. And this is what he is interested in. Ir tai jį domina. But it can't be, but Krishna, he is somewhat proud in this regard. Bet tam tikrą prasme galim pasakyti, Krishna kažkiek išdidus šituo atžvilgiu. That if you want anything else, if we want anything else other than him, we do not get him. Nes jeigu mum apart jo dar kažko kito norisi, tai mes nesugebėsime atkreipti jo dėmesį. So he's looking to see what are we, as devotees were explaining last night, what are we keeping behind our back? Taigi, kaip vakar Bhaktai vakare pasakoja, Krishna iš tikrųjų labai įdomu, ką jis ten užnugarėje savo laikote. What are we not surrendering to Krishna? Tai yra, ko mes nenorime atiduoti Krishnai. So this devotional service, to achieve pure devotional service means that we must come to this point of surrendering everything. Ir pasiekti tyrą pasiaukojimo tarnystę, tai reiškia viską, ką turime ir ką galime pašvęsti Krishnai, o paaukoti Krishnai. And one of those is the social customs. Ir vienas iš jų tai yra tie visuomeniniai papročiai. And we discuss this in regard to how we dress as Vaishnavas if we go out in public. Ir kaip vieną iš pavyzdžių mes minėjome, tai yra tai, kad mes rengiamės kaip Vaishnavai, kai išeiname į viešumą. Yesterday Mahadyuti Prabhu, he spoke about this at length. Vakar Mahadyuti Prabhu jau pakankamai išsamei pasakojo apie tai. So this is one symptom of surrender. Tai yra vienas iš atsidavimo požymių. Who do we want to please?
Tai yra, ką mes norime patenkinti. Do we want to please Krishna or do we want to please the public? Ar mes norime patenkinti Krišną, ar mes norime patenkinti publiką. And of course, the epitome or the ultimate example of this point of giving up all social customs are none other than Krishna's gopis. Ir aukščiausias etalonas pavyzdys šią linkme, kaip atsisakyti visų visuomeninių papročių, įpročių, tai yra Krišnos gopės. So we can understand, right? Social custom is a married woman does not go and run around with some other man. Visuomeninis paprotys yra koksai, kad ištekėjusi moteris su kitais vyrais nesišlaistų. This is the lowest of the low. Tai yra pats žemiausias, koks tik tai įmanomas elgesys ištekėjusiai moteriai. But the gopis, they're so eager, so attached only to Krishna that they disregard all of these opinions of their elders, of their husbands, of their everybody, and simply flee when Krishna plays his flute. They run to him. Ir gopės, jos visiškai nepaiso šitų visuomeninių papročių, visiškai nepaiso, ką galvoja vyresnieji, tėvai, vyrai ir taip toliau. Vos išgirdusios Krišnos fleitą, jos viską meta ir bėga tenai. If we want to enter into the rasa dance, we also have to develop this surrender. Jeigu mes norime pasiekti raso šokį, norime dalyvauti jame, tai mes irgi turime turėti tokį visišką atsidavimą. So we start little by little. Ir taip galime žingsnis po žingsnio tai daryti. Giving up little things. Po truputį atsižadant, atsisakant, po truputuką pratinantis, kad galėtume galų gale kažkada pasiekti visiškai. Disregarding social custom by wearing our devotional clothes in public. Ir va tas žingsnis po žingsnelio, tai pavyzdžiui, gali būti, kad mes pradedame rengtis vaišnaviškais rūbais, kai išeiname į publiką, į viešumą. Okay. So with that we finish then the 3 points. We spoke about achieving things favorable, to accept things favorable for discharging devotional service, rejecting those that are unfavorable, and having full conviction that Krishna is one's maintainer. Ir tokiu būdu mes jau pakalbėjome apie 3 atsidavimo požymius, tai reiškia priimti visą tai, kas palanku, atmesti visą tai, kas nepalanku ir turėti visiškai tvirtą tikėjimą, kad Krishna apsaugos. So there's 3 other points that we want to cover then today. Ir likusius 3 mes norėsime apžvelgti šiandieną. To believe firmly that Krishna is our only shelter. Tai yra pirmasis, kad turėti visiškai tvirtą įsitikinimą, kad Krishna yra vienintelis mūsų prieglobstis. To have no interests outside the interests of the Lord. Neturėti jokių kitų interesų apart viešpaties interesų. And to always feel oneself meek and humble. Ir visuomet išlikti nuolankiam ir ramiam. So number 3, one should have no shelter other than the Lord. Taigi, 4 požymis tai yra neturėti kito prieglobsčio, tik tai viešpatį. And what do we take shelter of? Taigi, į ką mes kreipiamės prieglobsčio? This is the subject of our Bhagavatam class, particularly the shloka yesterday. Tai mes vakar per Bhagavatam paskaitą kaip tik gvildenom, tai buvo kaip tik visas posmas pašvęstas šitai temai. That we all take shelter of the fallible soldiers of this world. Mes visi kreipiamės prieglobsčio į nepatikimus karius šiame materialiame pasaulyje. And who are those fallible soldiers? Ir kas yra šitie nepatikimi laikini kariai? Let's understand it like this. Pabandykime suvokti. 1 second. Let me fix this so it doesn't shut off. 5 minutes. Okay, we're born into this world. Taigi, mes gimėme šitame pasaulyje. And what can we know? Ir ką mes žinome jame? Mother. Pirmas, ką mes sužinome, tai Only mama. mother. We've been conscious in the womb for 2 months. We've heard mother's voice. We know her movements. Mes keletą mėnesių įsčiose jau buvome sąmoningi, mes girdėjome mamos balsą, mes jutome jos judesius. We know her voice. Mes atpažįstame jos balsą. And immediately she gives us nourishment, offering her breast. Jinai, kai mes gimstame, jinai duoda mums krūtį ir tokiu būdu maitina mus. So mother is our only shelter. Ir mama tokiu būdu mūsų yra tarsi kaip vienintelis prieglobstis. A helpless newborn has no shelter, knows no other shelter other than mother.
Ir tas bejėgis visiškai naujagimis kūdikis, jisai jokio kito prieglobsčio apart mamos neturi. So, how can we know who we are at this point in life? Tai kaip mes galime žinoti, kas mes esam šitame gyvenime etape? What do we know? Ką mes žinome tuo metu? We only know mother. Vienintelis, ką mes pažįstame tuo metu, tai So yra mama. we must our only sense of self can only come from this other person, that we are related somehow to mother. Tai yra mūsų savimonė, mūsų suvokimas, kas mes esam, gali ateiti tik tai iš to žmogaus, kurį pažįstame, tai yra iš mūsų mamos. As we continue to grow, the consciousness expands, we become aware of father, of brothers and sisters. Ir mums augant, mūsų sąmonė plečiasi, mes pradedam pažįstame tėvą, brolius, seseris. And we see how mother relates to them. Ir mes matome, kaip mama bendrauja su jais. Because we relate to mother, how mother relates to them determines how we will relate to them. Ir kadangi mes susiję su mama, tai priklausomai nuo to, kaip mama bendrauja su tais kitais, tai mes irgi taip atitinkamai su jais bendrausime. This is a very important little side point that we'll make. Tai čia toks viena pastaba į šalį, bet jinai yra labai svarbi. If mother, according to how mother respects father, we will develop our attitude towards authority. Ir priklausomai nuo to, kaip mama gerbė savo vyrą, tai yra mūsų tėvą, tai lygiai taip pat mes išmoksime pagarbos savo autoritetams. In other words, if we see that mother gives father respect, then we understand, oh, there's something higher above mother. Ir jeigu mes matome, kaip mama gerbė tėtį, tai savaime mes tada suvokiame, o, yra kažkoks aukštesnis autoritetas už mūsų mamą. And of course, because we identify with mother, then we also think there's something above me. Ir kadangi mes save sutapatinam su mama, tai tada savaime mes tada galvojame, o, yra kažkas svarbesnis ir aukštesnis už mane. Which means I have some authority beyond myself. Kas tai reiškia? Tai reiškia, kad yra kažkoks autoritetas, kuris yra aukštesnis už mane. If mother does not give father proper respect, then we do not develop an idea that there is some other authority above me. O jeigu mama priešingai neskiria tėvų tinkamo dėmesio, nelaiko jų autoritetų, tai mes irgi taip pat išlaikome tokią mąstyseną, kad nėra aukštesnio autoriteto už mane, aš pats aukščiausias. So this point is particularly important for all the ladies to understand. Ir dėl to visoms matažėms labai svarbu suvokti šitą aspektą. Your child, all your children, they develop an understanding of this world, or their understanding of this world comes from you. Ir jūsų visi vaikučiai pasaulėžiūrą įgyja atsižvelgdami į jūs. So, we're developing a relationship with these other people, with brothers, sisters, father, and then later community. Taigi mes pradžioje atrandame santykius su tėvu, seserimi, broliu, paskui mūsų pasaulėžiūrą išsiplečia, mes pastebime bendruomenę, visuomenę. And all of these, they become the source of our identity. Ir su visu tuo mes save sutapatiname. Who am I? Kas aš esu? I am related to all of these things that are in my experience. Aš esu susijęs su visu tuo, ką turiu patirties. This is the only identity that I can have. Tai vienintelis identitetas, kurį galiu turėti. And so when we find ourselves surrounded by these persons in these, and say when we find ourselves situated amongst all of these things that we're familiar with, we feel secure. Ir kai mes esame apsupti viso to, ką mes pažįstame, tuomet mes jaučiame saugus. Of course, we can understand a little child. Galime suvokti mažas vaikas. He's only secure when with his parents. Jis vienintelis akimirka, kai jisai jaučiasi saugus, kai šalia yra tėvai. No other adult will do. It's not like the child says, okay, well, here's some other adult, and they go and take shelter there. Jeigu šalia bus kitas suaugęs, tai vaikas nesijaus toks pats saugus kaip šalia savo tėvų. No, only mother and father. Tik tai šalia tėvo ir mamos jisai iš tikrųjų jaučiasi saugus. As we grow up, then we have our friends, and if we're surrounded with our friends, and we also feel happy and content. Ir truputį paaugę mes įgyjame draugų ir tada draugų būryje mes tada jaučiamės laimingi ir taip pat jaučiamės kažkaip tai tokiai pusiausvyroj pasitenkinimai. And if we find that somehow or other that any of these things are suddenly removed from our life, then this becomes a trauma for us.
Ir jeigu netikėtai kažkokiu tai būdu tai dingsta iš mūsų gyvenimo, yra pašalinama iš mūsų gyvenimo, tai mums yra sunki trauma. Moving, just changing one's house location, this is considered a major trauma for people. Pavyzdžiui, persikelti gyventi kažkur į kitą vietovę, persikelti gyventi į kitus namus, tai daugelis žmonių tai yra didelė drama, didelis išgyvenimas. You go to a new place, it's all unfamiliar, you don't know how to relate to things, and you don't know where to go for shelter. You don't have shelter. Ir jūs persikeliate visiškai naują vietą, kurios jūs nepažįstate, jūs nežinote, kaip ten kas yra, ir jūs net nebežinote, kur kreiptis prieglobsčio. So in this way, we take shelter of all of those things that we have become familiar with. Taigi mes priėmėme prieglobsčius ten, ką mes gerai pažįstame. And we look there for protection. We feel secure, surrounded by those things. Ir mes ieškome prieglobsčio, mes ieškome globos ir jaučiame saugus, kai mūsų supa tai, ką mes pažįstame. But, of course, these are called fallible soldiers because at the time of death, none of them can protect us. Bet tai vadiname nepatikimai kariai, taip vadinama Bhagavatam. Kodėl? Todėl, kad mirties akimirka nei vienas iš jų nesugebės mūsų apsaugoti. When the chips are down, there is no shelter in those places. Tai yra, kai viskas baigėsi, nebėra prieglobsčio šitose kariuose. So therefore, the Bhagavatam is teaching us how to find shelter somewhere else. Ir dėl to Bhagavatam atkreipia mūsų dėmesį, kad prieglobsčio reikia ieškoti kažkur kitur. The whole process of self-realization is one of transferring our identity from the temporary things of this material world to the eternal persons of the spiritual world. Ir visas mūsų dvasinės savivokos kelias tai yra nukreipti mūsų tapatybę nuo šitų laikinų dalykų šiame materialiame pasaulyje į amžinas dvasinės vertybės iš dvasinio pasaulio. This means that we have to give up our identity with the things of this world. Tai reiškia, kad mes turime liautis tapatinę save su šito materialaus pasaulio objektais. I'm not really the son or the daughter of these parents. Bet iš tikrųjų nesu šito vyro ar šito moters sūnus ar dukra. I'm an eternal spiritual being. Temporarily we have some relationship, but it's not eternal. Kad iš tikrųjų aš esu amžina dvasinė siela, laikinai aš turiu kažkokį materialų apdangalą, kuris kažkaip yra su jais susijęs, bet tai laikinas dalykas. I'm not a resident of this community. Aš nesu šitos bendruomenės narys. Temporarily I stay here, but that is not my identity. That is not who I am. Laikinai aš čia gyvenu, bet tai iš tikrųjų nėra susijęs su mano tikruoju aš. I am not Lithuanian, American, Russian. Aš nesu nei lietuvis, nei amerikietis, nei rusas. All of these things, these are various ideas that have no relationship with the eternal self. Visa tai įvairios idėjos, kurios nieko bendro su amžinuoju aš neturi. So we want, in the process of self-realization, is to give up our identification with these things. Taigi dvasinės savivokos kelias tai yra atmesti susitapatinimą su visais šitais dalykais. And one cannot simply give that up. One has to instead to develop an identity with something else. Ir jeigu mes neturėsime susitapatinimo su kažkuo kitu, mes negalėsime atsisakyti ano susitapatinimo. So we develop that identity with Krishna and his eternal associates. Ir dėl to man reikia kažkaip tai įgyti susitapatinimą, sąsają su Krishna ir su jo amžinais palydovais. When we come to that stage of doing our bhajan, our internal devotional service, we begin to identify with these eternal residents of the spiritual world. Ir tada, kai mes panyrame į savo vidinį bhajaną, tada mes galime atrasti sąsają su amžino dvasinio pasaulio gyventojais. And then, once we've achieved that, then there's no more birth and death in this world. Ir kai mes sugebame pasiekti tokį lygį, tuomet mums jau nebegrėsia gimimas ir mirtis materialiame pasaulyje. So, this point to only take shelter of the Lord, means to give up our identity and our idea of shelter, of having shelter from the temporary things of this material world. Taigi reiškia, šitas aspektas, kad turėti prieglobstį tik tai pas Krishną, reiškia atsisakyti savo susitapatinimo su laikinais materialiais dalykais ir ieškoti prieglobsčio juose. Now, another point that we can make in that regard is that we oftentimes
we take shelter of money because of the way this world operates. Dar vienas svarbus aspektas, kurį dėrėtų pastebėti, labai dažnai mes kreipiamės prieglobsčio į pinigus. Pinigai mums atrodo kaip prieglobsčio, nes taip jau yra surėta šita materiali civilizacija. These points 3 and 4, they're very similar. Iš tikrųjų šitie aspektai 3 ir 4, globa ir prieglobstis jie yra labai susiję. To accept Krishna as our only shelter and also as our only maintainer. Kad pripažinti Krishną mūsų vieninteliu prieglobsčiu ir vieninteliu to, kuris mus palaiko. The words shelter and maintainer, these are very similar. Iš tikrųjų tie žodžiai prieglobstis ir palaikantysis globėjas yra labai glaudžiai susiję tarpusavy. But we particularly the way that the modern world is operating, we take shelter. We learn to take shelter of money. Bet šiuolaikinėme pasaulyje, taip kaip šiuolaikinėje kultūroje mes matome žmonės savo prieglobsčiu laiko pinigus. But of course, where does that money come from? Bet iš tikrųjų iš kur ateina šitie pinigai? There's so many things written about money, how to get money, how to, money is an idea that we can just, pull out of the air. Tiek daug rašoma kalbama apie tos pinigus, kad pinigai tai yra tiesiog idėja, jie tiesiog sklando ore, tiesiog tie reikia išmokti juos pasimti. But ultimately, we do that because money will buy us solutions. It will give us solutions to our problems. Ir mums atrodo, kad pinigai ir išspręs mūsų problemas. Jų turėdami mes sugebėsime gyventi sėkmingai. Temporarily. Be abejonės, laikinai tai gali būti. Ultimately, of course, money also fails. Bet galutinė prasme, pinigai irgi yra nepatikimi. There's one story in this regard of a very wealthy man. Yra viena pamokanti istorija šią linkme apie vieną turtuolį. His young son, 20-something son, was involved in a car accident. Jo jaunas sūnus įsivėlė į autoavariją. And so, of course, and he was very seriously injured. Ir jis buvo labai sunkiai sužeistas. So the old man, he went to the bank and he got something like $6 or $10 million in cash. Taigi tas senyvas pagyvenęs žmogus jis nuėjo į banką ir paėmė gal 6 ar 10 milijonų dolerių grynais. He goes to the hospital and he carries his bag of money, puts it down there. He says, "There's $10 million. Save him," tells the doctors. Ir jisai 10 milijonų dolerių lagaminėlį atneša į ligoninę, padeda gydytojams ir sako, štai pinigai, 10 milijonų dolerių, išgelbėkite jį. And the boy died. Deja, vaikinas mirė. And the father couldn't understand. How is it possible he died? Ir tėvas negalėjo suvokti, kaip taip yra, kad tas lagaminėlis jo neišgelbėjo. I gave you all the money. Ašgi daviau jums 10 milijonų. How could you let him die? Kaip jūs leidote jam mirti? See, this is a conditioning that develops. Va toks sąlygotumas atsiranda pas žmonės. That money can solve all of our problems. Jiem atrodo, kad pinigai spręs visas jų problemas. Money can solve the death problem also. Ir jiem atrodo, kad už pinigus gali ir mirti papirkti. But of course it cannot. Bet be abejonės tai yra neįmanoma. Krishna, however, as our only shelter, he can give us all protection all the time. Krishna priešingai yra mūsų tikrasis prieglobstis. Jis gali suteikti savo globą, apsaugoti mus bet kokiamis aplinkybėmis ir bet kada. And particularly, he can protect us from being born again into this miserable material world. Ir vienas iš to, tai yra jis gali apsaugoti mus, kad mums nebetektų gimti dar kartą šitame kančių sklidiname materialiame pasaulyje. This is the ultimate shelter. Ir tai yra galutinis prieglobstis, aukštesnio už jį nėra. These fallible soldiers are fallible because they cannot prevent death, nor can they prevent our being reborn again into this world. Ir šitie nepatikimai kariai, kodėl jie vadinami nepatikimais? Todėl, kad jie ne tik, kad negali apsaugoti mūsų nuo mirties, bet taip pat negali apsaugoti, kad mums teks vėl ir vėl gimti šitame materialiame pasaulyje. But by taking shelter of Krishna, at the time of death, he will take us with him in loving relationship in the spiritual world. Bet jeigu mes priimame prieglobstį pas Krišną, tai Krišna ne tik mus išgelbės nuo mirties, bet taip pat jisai nusives su savimi į amžiną dvasinį pasaulį, į meilės sklidinus santykius. Okay, number 5. Dabar pakalbėsime. Wait. One more point on that. Of course, who's the best example of always taking shelter of the Lord? Ir koks yra pavyzdys žmogaus, kuris visą laiką kreipiasi prieglobsčio į Krišną, kuris visą laiką yra Krišnos prieglobstį.
Prahlad, yeah. Prahlada Maharadža yra kaip tik pavyzdys Bhakto, kuris visą laiką yra viešpatį. And we read this story of Prahlad, it's a wonderful example how he knew no shelter other than the shelter of the Lord. Ir Prahlados istoriją mes matome, kad Prahlada neturėjo jokio kito prieglobsčio, tik tai viešpatį. Such a wonderful devotee, even at such a young age, he abandoned the shelter of his so-called father to take shelter of Krishna. Ir toks jaunas bakčiukas, toks mažas berniukas, bet net tokiam ankstyvame amžiuje, jisai neturėjo jokio kito prieglobsčio, tik tai Krishna jis atsisakė savo taip vadinamojo tėvo prieglobsčio. And we see that in so many circumstances that Krishna gave him shelter, protected him, even though his father was trying to kill him. Ir nepaisant to, kad tėvas mėgino jį nužudyti pačiais įvairiausiais būdais, Krishna visą laiką jį apsaugodavo. Now we have to be careful when we hear this story of not misunderstanding what Krishna's protection means. Turėtume teisingai suvokti šitą istoriją, kad neteisingai nesuprastume, ką tai reiškia Krishnos apsauga. Because we read how Krishna protected the body of Prahlad while his father was trying to kill him. Ir mes skaitome juk apie tai, kaip Krishna apsaugoja Prahlados kūną, kai tėvas mėgino jį nužudyti. But Krishna's protection doesn't mean that he simply protects the body, it means that he's protecting us. Kai sakoma, kad Krishna globoja, tai turime omeny ne tai, kad jis globoja, apsaugo kūną, bet tai turime omeny, kad jis apsaugo mus. This body will have an end. Nes kūnas anksčiau ir vėliau jam lemta. It's not as though that we take shelter of Krishna and then we don't have to die. Tai nereiškia, jeigu mes priimame Krishnos prieglobstį, tai mums nebeteks mirti. Right? So somebody may say like that, well, you're taking shelter of Krishna, but you still died. Kažkas gali papriekaištauti, jūs priėmėt Krishnos prieglobstį, bet jūs irgi mirštate. Yes, the body will die. Taip, ką padarysit, kūnui yra lemta tai. But Krishna, he is the one who determines when and how we die. Bet Krishna nulėmė, Krishna sprendžia, kada ir kur mes mirsim. And for the devotee, he'll arrange that at a time when for a devotee who's surrendered to him, he will arrange for that death to come at a time when we can think of him. Bet Bhaktui, kuris atsidavė jam, Krishna taip parenka mirties akimirką, kad Bhaktas tą akimirką galėtų prisiminti jį. Okay, number 5. To have no interest separate from the interest of the Lord. Penktasis atsidavimo požymis tai yra neturėti kitų interesų polinkių apart viešpaties. This, to combine our interests means that we are one. Tai yra suderinti savo interesus su viešpaties interesais. Tai reiškia įgyti vienovę. Just like man and woman, they become married, they unite their interests. Kaip pavyzdžiui, vyras ir moteris susitokia, tai jų interesai sutampa. They no longer have separate interests. What is his interest is hers, what is her interest is his. Tai yra jų interesai įgyja vienovę. Tai yra tai, kas domina ją, domina ir jį, ir tai, kas domina jį, domina ir ją. So this also applies in our relationship with Krishna. Lygiai tas pats galioja ir mūsų santykiams su Krishna. If we want to maintain some interest separate from the interests of the Lord, we will not make very good progress in devotional service. Ir jeigu mums domins dar kažkas apart viešpaties interesų, mums bus labai sunku tobulėti pasiaukojimo tarnystės kelyje. Well, we see that this is not uncommon in our society. Deja, mes galime pastebėti, kad tai nėra taip jau reta mūsų visuomenė. Devotees have their own, in many ways, maintain their own separate interests. Kad bhaktai labai dažnai pačiais įvairiausiais būdais išlaiko savo asmeninius interesus. Mahadhyuti and some of the other Prabhus, they were speaking about the old days of our mission. Mahadhyuti Prabhu ir kiti bhaktai kaip tik minėjo apie tas pirmasis mūsų judėjimo dienas. And in the old days, when they and I joined, ISKCON was a place where we, joining ISKCON meant that we gave up our material life and we took up completely the identity of being a devotee. Ir prisijungti prie ISKCONo tai reiškia visiškai atmesti viską, bet ką tu galvoji apie savo gyvenimą, su kuo tu sutapatinai, ir visiškai atsiduoti Krishnai. This was possible because we were all single young adults and we lived together in the same building, a temple building. Ir tai buvo įmanoma, kadangi mes visi buvome jauni,
nevedę ir mes visi kartu gyvename viename pastate šventykloje. And so because we had that shelter, we had place for the material body, we didn't have to maintain any separate interest. Ir kadangi mes turėjome, buvo duodamas prieglobstis mūsų materialiam kūnui, reiškia, jis buvo aprūpintas to, ko jam reikia, mums nereikėjo ieškoti dar kažkokių papildomų interesų savo. Now, that began to change when, as young people do, we got married and started having families. Ir po truputį tai pradėjo keistis, kadangi kaip pas jaunimą ir nutinka, jaunuoliai kartais veda ir pas mus atsirado šeimos. And our solution to that circumstance was for the devotees to live separately from the temples. Ir sprendimas tuo metu buvo toksai, kad bhaktai, kurie veda, jie turi gyventi ne šventykloje. There was some, let's say, challenges from the so-called renounced order at that time. Buvo taip pat tam tikri iššūkiai iš tų, kurie buvo davę atsižadėjusių įžadus. Myself, actually, I was very fortunate. I was the first grahasta in my temple to have a child. Taip jau nutiko, kad toje šventykloje, kur aš prisijungiau, aš buvau pirmasis grihaska, kuris susilaukė vaiko. And I was fortunate that our temple was in such a way so that we had facility to also stay there with our child. Ir mums pasisekė dėl to, kad šventykla, kurioje mes tarnavome ir gyvename, jinai buvo pakankamai erdvi ir mes turėjome galimybės gyventi su vaiku tenai. And so I continued doing full-time devotional service. Ir nepaisant to, kad aš buvau vedęs, turėjau mažą vaiką, aš toliau tęsiau savo pilnavertį visišką pasinerimą į pasiaukojimo tarnystę. And our son was considered just another member of the temple. Ir mažas vaikiukas, sūnelis, buvo laikomas kaip dar vienas šventyklos gyventojas. And there were other grahastas that had similar opportunity. Buvo taip pat ir kitų grihaskų, kurie turėjo tokią galimybę. And this worked very nicely for us because we continued to have shelter in our movement. Ir tai buvo labai šaunu, nes mes toliau turėjome prieglobstį mūsų judėjime. But then we heard grumbling from some of the sannyasis and brahmacharis. Bet tada prasidėjo burbuliavimas iš tų, kurie yra atsižadėjusiųjų pusėje, tai vadinamoje. Tai yra sannyasiai, brahmachariai. Who were still afflicted with the material conception of life. Kurie vis dar buvo įtakoti materialios būties gyvenimo koncepcijos. Why should we do Sankirtan to pay for the result of these grahastas' sex life? Kodėl mes turime atlikti sankirtaną, platinti knygas tam, kad srėpti tą košę, ką prisidirbo šitie grihastos, tai yra mokėti už jų lytinį gyvenimą. This was their material vision. Va tokia buvo jų materiali vizija. They couldn't see, another Vaishnava. They brought another Vaishnava into this world to increase our movement. Jie nežiūrėjo taip, kad va štai dar vienas Vaishnavas prisijungė prie mūsų judėjimas prasiplėtė. One of these sannyasis at one time, he wanted all the grahastas to go to Australia. Ir kartą vienas toks sannyasis netgi pareiškė, susodinti tuos visus grihaskas į laivą ir į Australiją juos visus. Kick all the grahastas out of America. Lauk juos iš Amerikos. Anyway, it gives you some idea of the attitude. Nu, daugmaž supratot, kokia situacija buvo. In any case, what happened was that the grahastas, they gradually went and got their own job and maintained their own families separately from the mission. Taigi, kas atsitiko, grihaskams teko pasitraukti iš misijos, teko susirasti savo darbus, užsiimti savo gyvenimais. And this began a significant change in our society. Ir tada mūsų Krishnos sąmonės bendrijoje prasidėjo rimti pokyčiai. Because then, if you have to live outside, you have your own job, you have your own interests separate from the interest of the movement. Ir kadangi jūs gyvenate ne šventykloje, jūs turite savo darbą, turite savo interesus, tai jūsų interesai gali netitikti, reiškia, misijos gali netitikti judėjimo. Now we come to 30 years later, here in our present day, and we have now a movement which is mostly what we call, what's the word we use? Congregational members. Ir štai mes matome, praėjo 30 metų ir kokį judėjimą mes turime, daugumą judėjimo narių yra kongregacijos nariai.
So all of you who live outside, you're congregational members. Taigi visi jūs, kurie gyvenate ne šventyklose, jūs ir esate kas? And Kongregacijos nariai. this is basically by force of circumstance, Ir visa tai yra dėl ko, aplinkybių įtakoje. because the temples simply aren't big enough to accommodate everyone. Šventyklos dėja nėra pakankamai didelis, kad visi galėtų juose gyventi. We have some very good exceptions to that general rule. Aišku, yra labai gražių pavyzdžių, išskirtinių pavyzdžių šitai bendrai taisykliai. The Los Angeles community is probably the prime example of that. Ir galbūt vienas pačių gražiausių pavyzdžių tai būtų Los Andželo bendruomenė Or Mayapur. arba Majapūro bendruomenė. But Los Angeles was very unique situation because immediately adjacent to the temple were large apartment buildings that the devotees could live in right next to the temple. Bet Los Andželo pavyzdys išskirtinis, kodėl? Todėl, kad iš karto, kai tik tai buvo kuriama šventykla, iš karto šalia buvo kuriamos ir gyvenamosios patalpos, kad šeimos žmonės galėtų gyventi prie pat šventyklos. And Los Angeles being the headquarters of North America, or actually the world headquarters at that time, was the home for Bhaktivedanta Book Trust, Back to Godhead magazine, the tape ministries. Ir tuo metu Los Andželas buvo viso judėjimo štabo būstinė. Dabar tai gal Šiaurės Amerikos štabo būstinė, bet kaip ten bebūtų, tai buvo centras. Ir tenai bazavosi ir Bhaktivedanta Book Trust, ten taip pat buvo ir tape ministry, ir what's next? Bhaktivedanta Book Trust, tape ministry and... The Spiritual Sky Incense was there. Reiškia, smilkalai buvo gaminami Spiritual Sky ir taip pat buvo Back to Godhead žurnalas. The Fate Museum was there, all the artists, devotees who were making dioramas. Taip pat tenai buvo Fate, reiškia, muziejus, reiškia, ten gyveno dailininkai, kurie ruošė kaip tos dioramos lietuviškai. Dioramas, reiškia. And so Los Angeles became a magnet for all the grahastas. They wanted to go there and live because they could stay in the movement and have some maintenance for the body without having to go outside. Ir dėl to Los Andželas buvo tarsi magnetas visiems grihaskom, kadangi tai buvo puikia galimybė turėti darbą, turėti užsiėmimą ir išlikti judėjime ir būti šalia šventyklos. So in this way they were able to continue to have shelter and participate, continue to have shelter, which means a place in the Hare Krishna movement. Ir tokiu būdu jie sugebėjo išlaikyti prieglobstį, tai reiškia turėti vietą Krišnos sąmonės judėjime. Now these things that we're talking about, they all kind of work together in this way. Tai yra, mes kalbam apie tuos konkrečius darbus, kuriuos galima buvo daryti kartu. To have a place. If we have a place in the society, place means I have engagement and I have association and I have some support, some place to maintain my body. Ir reiškia, kas turime omeny turėti prieglobstį, tai reiškia turėti kažkokį tai užsiėmimą, turėti kažkokį tai bendriją, turėti kažkokią vietą, kur gali patalpinti savo kūną. And when we have a place such as that, then it's much easier to surrender. Ir kai yra tokia vieta, tai atsiduoti yra gerokai paprasčiau. Because you don't have to go outside, you don't have to associate with non-devotees. Nes tau tada nereikia eiti kažkur ieškoti kito pajamų šaltinio, nereikia bendrauti su tais, kurie nėra Krišnos bhaktai. Having your own community, you can always dress like Vaishnavas. Ir būdamas visą laiką bendraudamas su Vaishnavas, būdamas visą laiką jų bendrijoje, gali rengtis kaip Vaishnavas. And so this process of surrender becomes much easier because you're not compromised. Ir toks atsidavimo procesas tampa gerokai paprastesnis ir lengvesnis, nes jums nereikia daryti jokių nuolaidų kompromisų. So dear devotees, please understand, this is why we want to create these village communities. Brangus bhaktai, dėl to ir supraskite, štai yra priežastis, kodėl mes norime steigti kaimo bendruomenės. So in order to give all the devotees shelter so that they can follow these principles of surrender much easier. Tam, kad sudaryti galimybę bhaktams, duoti jiems prieglobstį, kad jiems būtų lengviau atsiduoti Krišnai. If we say you have no interest outside the interest of the Lord,
Jeigu mes sakome neturėti kitų interesų apart viešpatės. How do we know what the interest of the Lord is? Kaip mums žinoti, kokie yra viešpatės interesai? We have Bhagavad Gita here? Yeah, we have. Lithuanian. Tam Bhagavad Gita в том мешочке. So 1857 in Bhagavad Gita, Lord Krishna states, "In all activities just depend upon me and work always under my protection in such devotional service. Be fully conscious of me." 1857. Is that English? It's English. Okay, you can translate. Okay. 18:57 Krišna sako, kad visoje savo veikloje priklausyk nuo manęs ir veik mano prieglobstyje. Atlikdamas tokią pasiaukojimo tarnystę visą laiką atmink mane. So point here, Krishna is saying, become conscious of me, how? As super soul. Ir ten yra, kaip sakoma, visą laiką prisimink mane, tai kaip super siela. In the commentary, Prabhupada explains that the neophyte devotee, he has no way to understand what is the super soul telling him. Ir Prabhupada komentarė pastebi, kad bhaktas neofitas jisai gali nesuprasti, ką Krišna kaip super siela sako jam. Therefore, the super soul appears externally as the spiritual master. Dėl to super siela iš išorės pasirodo kaip dvasinis mokytojas. And gives direction to the disciple what to do, what not to do. Ir tada jisai duoda nurodymą bhaktui, ką daryti ir ko nedaryti. So, the spiritual master is giving direction to the disciple how to live, how to do everything so that he can come closer to Krishna. Ir dėl to dvasinis mokytojas duoda nurodymus savo mokiniui, kaip daryti, kaip elgtis, kaip gyventi, kad jisai galėtų priartėti prie Krišnos. How many times Prabhupada told us he wanted us to come and live in these village communities? Kiek kartų Prabhupada yra sakęs, kad jisai nori, kad mes keliautume ir gyventume kaime. Now I just finished, I gave a Vanashram seminar at the Konas temple over the last 2 weeks. Beveik 2 savaitės skaičiau seminarą Kauno šventykloje apie Varnašamos instituciją. And those videos are on the internet. Šitų paskaitų video yra prieinami internetu. So I'd like to encourage all of you to please listen to those. I give a very lengthy, detailed explanation of Daivi Varnashram and Varnashram Dharma. Ir aš labai išsamei papasakojau apie Daivi Varnashramą ir Varnashramą Dharmą ir dėl to nuolankiai prašau, kad jūs visi pasižiūrėtumėt šitos įrašus. But I read many quotations from Prabhupada where he was telling us over and over again to go live in the villages. Ir aš citavau daugybę pavyzdžių, daugybę Šilos Prabhupados pasisakymų, kuris teigia, kad mes turime važiuoti gyventi kaime. To develop this Daivi Varnashram. Tam, kad puoselėtume Daivi Varnashramą kultūrą. So, is that the interest of the Lord? Ar tai viešpaties interesas? That we do that? Ar mes galime tai padaryti? This is the instruction of our Acharya. Tai yra mūsų ačarijos nurodymas. He's telling us again and again and again, this is how we should live. Jis ne vieną kartą pabrėžia mums, va taip mes turėtume gyventi. He does not tell us again and again and again, stay in the city and keep some job working with non-devotees. Jis nepabrėžia, kad ne, pasilikite mieste, toliau tęskite savo darbą su neatsidavusiais. But that's what we continue to do. Bet mes vis dar tęsime tai daryti. So when Krishna says, when it says that one should have no interest outside the interest of the Lord, we should think about how we're following that. Ir kai Krishna sako, neturėk kitų interesų apart mano, tai yra neturėk kitų interesų tik tai viešpaties, tai mes turėtume susimąstyti, kai mes įgyvendiname tai savo gyvenime. Again, the point of these villages, communities is to give the devotees shelter so that they can very easily follow these 6 principles of surrender. Ir vėlgi šitos kaimo bendruomenių tikslas yra suteikti galimybę bhaktams, duoti jiems tokį gyvenimo būdą, kad jie būtų lengva įgyvendinti šitos 6 atsidavimo požymius. And then number 6, to always feel oneself meek and humble. Ir 6 požymis tai visą laiką išlikti nuolankiu ir ramiu. First, let's explain these words. Gal mes pradžiai paaiškinsim, ką reiškia šitie žodžiai. Meek means to be gentle and submissive. They are very similar in Lithuania, actually, with meek and humble.
Oh, yeah. Practically, usually we translate it the same. I'll try. So can you repeat once more? Meek means to be gentle and submissive. Meek reiškia nuolankus arba romus, čia labai panašų žodžiai iš tikrųjų. Reiškia gentle, tai toks, kaip gentle gražiai? Švelnus, jo? Švelnus. Jo, švelnus ir toksai paklusnus. Švelnus ir paklusnus. In other words, be soft. How's that? Kitaip sakant, tai būti minkštos širdies. Not a harsh, belligerent. Nebūk toksai grubus, šiurkštus. The idea is that we want to qualify ourselves to enter into the culture of Goloka Vrindavan. Idėja yra, kad mes turime kvalifikuoti, mes turime įgyti Goloka Vrindavanos gyventojų kvalifikaciją. And there's no belligerent people in Goloka Vrindavan. Ten tokių grubijan, liaudiškai kalbant, nėra. All those kind of people, they stay here. Visi šitie šiurkštuoliai ir kaip tie storžieviai, visi tie storžieviai lieka materialiame pasaulyje. And humble, Prabhupada explains this word in Bhagavad Gita. Ir žodį nuolankus Prabhupada paaiškina Bhagavad Gitoje. 13:8 commentary. Right there. 13:8. Second paragraph. I think the first sentence. Humility means. Humility means. Reiškia, ir kas yra nuolankumas, Šila Prabhupada paaiškina 13.8.12 komentaro antroje pastraipoje. Humility means that one should not be anxious to have the satisfaction of being honored by others. It's for Russian translation. Nuolankumas reiškia, kad nereikia trokšti gauti malonumo, kai tave kiti šlovina, kai tau kiti reiškia pagarbą. So, by keeping oneself meek and humble, then one is able to learn, and one is also able to enter into the mood of Goloka Vrindavan. Tai reiškia išlikti romiu ir nuolankiu, tai reiškia, kad ne tik tai išmokti, bet ir sugebėti pasiekti Goloka Vrindavanos gyventojo mąstyseną. Now, one other point, how to be meek and humble. Dar vienas aspektas apie tai, kaip būti nuolankiu ir romiu. As we were saying last night, these qualities develop automatically in a devotee who's advancing in Krishna consciousness. Kai mes jau minėjome, visos tos savybės savaime apsireiškia pas bhaktą, kuris deda pastangas tobulėti pasiaukojimo tarnystės kelyje. They are concomitant with becoming pure devotee. Tai savaime apsireiškia pas bhaktą, kuris tampa tyru. That all these 26 qualities of pure devotee develop automatically in the character of one who is advancing in Krishna consciousness. Tam, kuris tobulėja Krishna sąmonės kelyje, savaime apsireiškia tos 26 tyro bhakto savybės. So again, let me just summarize. Tai aš tiesiog trumpai apžvelgsiu. We want to come to the stage of Prema Bhakti. Taigi, mes norime pasiekti Prema Bhakti lygį. Prema Bhakti is the goal. Prema Bhakti tai yra tikslas. For the soul. Ir tai yra sielos tikslas. It's a nice motto, isn't it? Tai toks geras lozungas, ne? Prema is the goal for the soul. Prema tai yra tikslas sielai. And in order to achieve this prema, say this prema cannot be achieved without complete surrender. Ir premos neįmanoma pasiekti, jeigu nesame visiškai atsidavę. And so therefore we should understand these qualities, these 6 symptoms of surrender. Dėl to reikia labai gerai prisiminti ir suvokti šitos 6 atsidavimo požymius. And we should endeavor to apply them in our lives as far as possible. Turime dėti pastangas kiek įmanoma daugiau įgyvendinti juos savo gyvenime. Okay, we'll save some time for questions today. Mes išsaugojam kelias akimirkas klausimams. Hare Krishna. Microphone. Mikrofoną, jeigu galime. Ar turi kas nors klausimėlį, mes turime dar keletą minučių. Aš turiu čia šiaip daug neiškumo, bet dabar prie vieno klausimą. Ar visada tai, kas paprasta yra geriau? So there are many of questions, but at least one for the beginning.
does usually what is simple is the best. Continue. Dar bus, Is that a question or? tai jau čia tas pirmasis klausimas, ar dar tęsinys bus prie to? Ar mes galime jau Kitokie klausimai, panalizuoti? dabar jau Jau, we can start from this. Is that a question? Yeah. What's the question? Does usually what is simple Is the best. is the best. Yeah. That's a simplification. Tai yra supaprastinimas. Not necessarily. Prabhupada says like this, that Krishna consciousness is simple, but it's not easy. Prabhupada panašiai sakydavo, kad Krišnos sąmonė tai yra gana paprastas metodas, bet jis nėra lengvas. In other words, it's not a complicated process, but to be able to follow it is perhaps difficult for some people. Ir tai nėra labai sofistikuotas, komplikuotas metodas, bet juo sekti gali būti nelengva kažkuriems. In any case, I don't know I'm unsure what your point is, so I don't know what to say beyond Aš that. galbūt negaliu pasakyti tiksliai, kokia užuomina slypi už jūsų klausimą. Galiu pasakyti, ta prasme, aš galiu palyginti, šiltnamio sąlygomis užaugintas augalas, jisai atšiaurių sąlygų nepakelia. So the example could be that, for example, the plant which was grown in a greenhouse, it couldn't survive in some very austere situation. So it's like analogy. Okay, what's the point? Tai kame niuansiukas? Nu, tai ar sakau, ar visada tai, kas paprasta, yra visada geriau? Taip, bet tas sąsaja su tuo šiltnamiu nelabai paprasta. Tai aš manau, kad šiltnami tai yra labai jau lengva, ta prasme. That means that in the greenhouse, to grow for the plant in the greenhouse, is very simple. Okay, so analogy. Yeah, so this is the point. This point I'm trying to make, that we put ourselves in conditions favorable for Krishna consciousness. Taigi, ką aš ir norėjau pastebėti, kad mes turime patalpinti save į sąlygas, kurios yra palankios Krišnos sąmonės praktikai. To accept those things that are favorable for discharging devotional service and reject those things that are unfavorable. Tai yra, turime priimti tai, kas yra palanku pasiaukojimo tarnystėje atlikti ir atmesti tai, kas nepalanku. So this means create a favorable environment. Tai reiškia sukurti palankę aplinką. Čia turiu dar kitą tokį klausimą. O kaip aš galiu parinkti, kas man palanku ir nepalanku, jeigu aš jausmais vadovaujuosi? Tik aš galiu žinoti, kas mano jausmam yra palanku. So how can I choose which is favorable for me or not if I am always directed by my senses? Yes, this is exactly the point. This is why the spiritual master appears externally, or the super soul appears externally as the spiritual master. Vat tai, ką mes ir minėjome savo paskaitoje, štai dėl ko išoriškai supersiela pasirodo kaip dvasinis mokytojas, kad galėtų vadovauti. The neophyte devotee does not know what to do, what not to do, so he takes instruction from the spiritual master. Neofitas, jisai nežino, ką daryti ir ko nedaryti, dėl to jisai nurodymus, kaip turėtų gyventi, gauna iš dvasinio mokytojo. Dar noriu paklausti. Iš kur Prahladas tiek sėmėsi tikėjimo prieglobsčio, kad viešpačiu, iš kur pasitiek tikėjimo? From which was the source for the Prahlada for his great faith? Shraddha. Tai yra tas jo didelis tikėjimas. Shraddha means faith. Tai yra šrada reiškia tikėjimas. By hearing, faith develops by hearing. Tai yra šrada puoselėjama klausantis. So our process is hearing and chanting. Mūsų procesas yra klausytis ir kartoti. First we hear the Bhagavatam, we hear Krishna Katha from the devotees. Then by this hearing, this faith develops, the intelligence develops, and then our faith becomes strong. Taigi pradžioje mes klausomės iš Bhagavatam, iš kitų bhaktų ir to dėka stiprėja mūsų intelektas ir stiprėja mūsų tikėjimas. Prahladas, man atrodo, jisai turbūt, aš nežinau, iš ko jisai klausėsi. But, for example, in Prahlada's case. In Prahlad's case, from hearing. He was conscious in the womb of his mother while she was in the ashram of Narada Muni, and he was instructing her on devotional service. Ir Narada Munio atžvilgiu,
tai Narada Munis buvo motinos įsčiose, kai motina gyveno Narados Munio ašrame. Ir Narada Munis mokė jo mamą ir jisai jau buvo sąmoningas jos įsčiose ir tada jisai girdėjo tuos pamokymus. So it's the same thing. Tai yra susiję. Okay, next question. One more maybe minutes. No problem. Where's he going with that? Jūs minėjote, kad dvasinis mokytojas, jisai kaip ir veda, bet aš kaip, pavyzdžiui, supratau, kad Iskonė dvasiniai mokytojai jie nesprendžia savo mokinio likimo. Dažniausiai būna sakoma, kažkokie tai bendri dvasiniai nurodymai, bet baktai kaip ir, jie visi nežino, kaip jiems toliau gyventi. Tai aš nesutinku, kad mokytojas, dvasinis mokytojas imasi vesti. This is about the guidance of spiritual master because, as Mataji says, that usually a spiritual master gives like a common type guidance, Yes. not exact guidance. Right. Usually the guidance we get from some other person, so how to understand it's guidance from spiritual master? What can I say? Ką mes galėtume pasakyti? We have Prabhupada's instructions, says the Acharya. Mes turime Prabhupados nurodymus, tai yra Acharyos nurodymus. We are all Prabhupada's followers. Mes visi esam Prabhupados pasekėjai. Prabhupada had a specific idea for his mission to change this entire world. Prabhupada turėjo ypatingą viziją, jis norėjo, kad šitas judėjimas pakeistų visą pasaulį. And he gave so many instructions in that regard. Ir jis davė tiek daug nurodymų šią linkmę. Many of those instructions, unfortunately, have been neglected. Ir daug šitų nurodymų dėja yra ignoruoti. For one reason or another. Dėl įvairiausių priežasčių. And the answer to your question is that we should find those instructions and we should implement them. Ir atsakymas į jūsų klausimą būtų toksai, kad atraskite tuos nurodymus ir pritaikite savo gyvenimą. Unfortunately, it seems that some leadership on some of these points is missing. Ir panašu, kad kai kuriuose šituose Prabhupados pamokymuose trūksta vadovavimo, trūksta management. But it's simply necessary for one to study then Prabhupada's books and understand what is the needful and to do the needful. Ir tiesiog studijuojant šitos Prabhupados knygas mes galime suvokti, ką reikia padaryti. We are trying our best in that regard. Mes galime dėtis pastangas, kiek tik tai sugebame. But because of the prevailing culture in the society at this time, it does not get much respect. Bet kadangi dominuojanti kultūra šiuo metu visuomenėje yra kitokia, tai didelio pripažinimo galime ir nesulaukti. The prevailing idea is that we can compromise with Maya and still become Krishna conscious. Ir vyraujanti idėja, kad galime eiti į Mają su kompromisais, kol nepasieksime Krišnos sąmonę. It's not possible. Bet tai neįmanoma. You're not going to be able to have some kind of life of sense gratification and achieve prema bhakti. Neįmanoma gyventi, tenkinti juslės materialiais atžvilgiais ir pasiekti prema bhakti. Tai nesuderinama. We have the opportunity to achieve the very highest position possible for any spirit soul. Mes turime galimybę pasiekti pačią aukščiausią padėtį, kurią įmanoma pasiekti dvasiniai sielai. And we give that up for what? Ir atsisakome to dėl ko? To have water coming out of a pipe. Tam, kad gauti vandenį, kuris... To have a flush toilet and not have to go outside for the toilet. Bėga iš krano arba turėti, reiškia, tą unitazą, liaudiškai atsiprašant, kalbant. O ne tam, kad nueiti gamtinius reikalus į laukę daryti. And so many other insignificant reasons. Ir daug dar visokiausių kitokių menkniekių, kurių net neverta gal ir minėti. So that I can drive a nice car instead of a bullock cart. Kad galėčiau puikų automobilį vairuoti, o ne važiuočiau jaučių vežimu. And so we accept that instead of the opportunity for prema bhakti. Ir mes visą tai priimame kaip ypatingą privilegiją, o ne tam, kad pasiektume prema bhakti. The fault is not amongst the majority of the devotees because they are basically followers. Ir problema nėra bhaktų didžiumoje, kadangi dauguma bhaktų jie tiesiog seka kažką. But for the men who have leadership ability, I must say that they're neglecting their duty. Bet tiems, kurie turi vadovo sugebėjimus, tai aš drąsiai galiu teikti, kad
jie netinkamai atlieka savo. Leader means to provide a place of shelter for the praja. Tai yra vadovas, tai yra tas, kuris turi suteikti prieglobstį savo globotiniams. So that the devotees can follow these 6 principles of surrender. Kad bhaktai turėtų galimybę sekti 6 atsidavimo požymiais. But that's not happening. Bet tai nevyksta. Anyway, what can I say? Ką be pasakysiu? Hare Krishna. What role plays the temple if they're near in the same country or region appears the Vaishnavas village community? Koks šventyklos vaidmuo, jeigu netoliese, reiškia, apsireiškia kaimo bendruomenės, krishnaviškos kaimo bendruomenės. Prabhupada's idea was that the temples would be preaching centers for recruiting people to Krishna consciousness. Prabhupados idėja buvo, kad šventyklos tai yra pamokslavimo centrai, kurie rekrutuoja žmonės Krishnos sąmonėje. And that as we recruit members, and they would go live in the Vaishnava culture in the villages. Ir kai mes susirenkame rekrutus, tai jie turėtų gyventi kaime. That was Prabhupada's plan. Toks Prabhupados planas. He wanted every temple to have an associated village community. Jis norėjo, kad prie kiekvienos šventyklos būtų susijusi su ją kaimo bendruomenė. He wanted every temple to have a Varnashram college. Jis norėjo, kad kiekvienoje šventykloje būtų Varnashamos koledžas. And so the idea was to train this people in this spiritual culture and then give them a place to live accordingly. Jis norėjo, kad žmonėms būtų duodama ne tik dvasinė kultūra, bet jie turėtų būti ir išmokomi, kaip praktiškai gyventi. Okay. Back behind you. Hare Krishna. А я хотел узнать, а как... I'm sorry. Hare I'm sorry. Krishna, я хотел... Hare Krishna. I'm sorry. We're going over time. I thought we had till 12 o'clock. Maharaj is waiting patiently. I'm sorry. We have to stop. Thank you. Okay. Anyway, thank you very much. Prašom, mes truputį laiką viršijam jų. Srila Prabhupada ki. Jai. Daneshvara Prabhu ki. Jai.